Sveiki gyvi visi tie, kas dabar stebi mane savo ekranuose. Matote? Matot? Šiandien bandysim su jumis įsirūkyti karštų rūkimų šoninį arba pilvą kitaip. Ir pabandysim tai padaryti be jokio marinavimo tiesiai šviesiai, nes šitą produktą radau pirkti parduotuviai, dabar ir Lietuvoje jau gerai žinomas parduotuvių tinklas, tai yra Lidlas. Ir dabar parodysiu, ką aš jam atradau. Būtent tokie mėsos gabalai, jie yra jau pasūdyti ir papipirinti. Tai pro šalį nepraėjau. Ir nutariau nusipirkti ir pasilepinti prieš kalėdas. Na, bet jeigu jūs žiūrite šitą video prieš kokį kitos šventės, tai joninės ar dar kažką, tai va. Va tokie du gražūs gabaliukai. Bus šiandien išrūkyti ir pateistinti. Nu, nepersijungiam ir žiūrim, kas gausis. Sveiki, o dabar norėčiau jums pristatyti TIFS LT kanalą, kuriame vaikinukas su žemaitišku akcentu daro apžvalgą apie naujausią techniką. Tai telefonai, dronai, kompiuteriai, žaidimai ir žaidimų konsolės. Viskas suskyrys tai grojaraščius. Prenumeruokite kanalą ir nepraleiskite nei vienos naujos apžvalgos. Laukia biški linoj, tai šiandien darysim šedą rūkysim, nes nesinori stovėti ant laukia. Tai va. Daug pjuvenų nereikia. 3 savaitės. Tuo negera tą rūkyklą, kad įdedam padoną. Čia lašies visas vanduo, ten riebalai visi.
įdedam grotelės. Šiandien grotelį, man atrodo, tik vienų užteks. Nu ir tuo mėsą dėsim. Nu va, tokie gražus 2 gabaliukai. Papipirinti, padruskinti. Nu, vieną čia padėsim. Visada norėjau pabandyti, kad įtrint mėsą paprasčiausiai nemarinuot, bet įtrint. Pažiūrėt, nu tai va čia iš karto ta mėsa jau tokia pasūdyta, papipirinta. Nu, va, 2 tokie gabaliukai. Turėtų gauti visai neblogai. Šiek tiek taip. Nu, nesvarbu čia. Tai va. Nu ką, degam aparatūrą savo. Iš pat pradžių reikia ant karštos labai, nu, ant pačią galą vienu žodžiu. Didelė temperatūra, kad užsidegtų pjuvenos, o po to šiek tiek galim ir žemiau, nes jau visas procesas bus pradėjęs eiti, jau pradės viltas pjuvenos. Nu va. Šitą rūkyklą jau turiu kokią metai laiką. Labai patenkins. Kuom jinai gera? Jinai gera tuom, kad ją galim tiek laukiant šašlykinės padėjus įsirūkyti, tiek va šiandien, jeigu turiu ant dujų balioną. Ir namuose, jeigu paprasčiausiai kas neturi galimybės, neturi kažkur, neturi nei sodą, nei nuosavą namą, tai su tokia pasidėjant dujinė savo namuose, šlangą iškišai pro langą ir rūkaisi. Nu, procesas jau pradėjai, jau dūms rūkti pradėt. Matas. Kvapelis geras. Nu va. Uždedam dantį. Va čia yra toks tarps. Į tą tarpą įpilsim vandens. Ir čia susigermetizuos ir visas dūms pradės eit per šitą triubikį. Skūzi. Tuo įsinešiu vandens. Nu, pripyliau vandens ir iš karto pradėjo rūkt dūms per triubikį. Nu ką toliau? Toliau pasiemi ant šlangos uždedi, ant triubikės va, užmauni šlangą. Ir visas tas dūms jau eis mums per va, triubikį, per šlangą. Va, ir viskas. Nu, laukiam kokį pusę valandos. Nu, ir mano laiką. Laukiam kokį pusę valandos. Po to pasižiūrėsim, kas ten. Kaip gaunas. Kaip vara dūmelis. Praėjo kažkur apie 20 minučių dabar. Šiek tiek pasižiūrėsim. Kas čia kaip.
Čia va, susikaupant šitą. Reik nuvalyti. O, papa. Nepatogu su viena ranka filmuot, belėtis. Nu. Kas? Oi, vaikeli. Gražu. Dedam atgal. Nu, rūkymo procesas pasibaigė. Kaip atrodo mėsos gabaliukai. Nebrauka gana. Dabar duodam dar biškį pastovėti. Po to pakabinsim. Ir rytoj testuosim jau. Žiūrėsim, kas čia gavas. Matos, kad susitraukė gabalai. O, mano gabaliukai parastovėjo visą naktį. Bandysim dabar, kaip skonis pasiteisins. Pirktinis produktas gatas iš parduotuvės, ne? Pažiūrėsim. Nu va, turim tokį reginį. Viršelio nuotrauką dariau. Nu, dabar bandysim. Kas čia gavo. Kaip matos, mėsą visą įsirūpius gerai. Klotelis gers. Pipirs jaučios, kad mėsą išrūkyta jaučios taip pat. Tik tais gal reikėtų druskas daugiau. Nu, tai viskas, va, nusipirkai mėsos gabalą, įsirūkai savo, nereik nemarinuoti niekam. Ant kalėdinio stalo ar naujametinė ar dar kažkokia. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškite įvertinti video. Komentuokit būtinai. Jeigu turit kažką to, ką norėtumėt, kad aš iššūkyčiau, būtinai parašykit komentaruose, aš būtinai tai padarysiu. Ir prenumeruokit kanalą ir iki. Gerų jums ateinančių švenčių. Sveikatos ir laimės. Viso geriausio.